Trys televizijos žiūrovai, sveiki gyvi, atvykę į Vilniaus Siemens areną, kurioje šiandieną šventė, kitaip ir negalime pavadinti. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į olimpinės žaidynės Londone ir šiandien žaidžia paskutinėsias kontrolinės rungtynės. Vilniaus Siemens arenoje būsimieji priešininkai Islandijos krepšininkai ir apie juos kalbėti turbūt labai daug. Mes nelabai ir galėsime ir turbūt didžiausią dėmesį skirsime pačios Lietuvos rinktinės žaidimui, nes apie tai kalbėjo ir Kęstutis Kemzūra vakar spaudos konferencijoje, sakydamas, kad ypatingo kažkokio tai dėmesio varžovo analizai nėra šiame. Aišku, labai aklo pasitikėjimo savo jėgomis tikrai nebus, tačiau šiandieną pagrindinės užduotis visų pirma išspręsti tas problemas, kurios vis dar kamuoja Lietuvos rinktinę. Jeigu neišspręsti, tai bent jau dėti visas pastangas, kad išgydyti tuos pagrindinius opolius. Jūsų ekranuose Ramūnas Šiškauskas ir Kęstutis Kemzūra bei Arvydas Sabonis, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas. Šiandieną netrūksta legendinių krepšininkų čia Vilniaus Siemens arenoje. Yra be Ramūno Šiškausko ir broliai Lavrinovičiai, yra ir Robertas Jeftokas. Visi jie, galbūt taip jau griežtai pasakyti, kad baigė savo karjerą rinktinėje, turbūt pasakyti negalima, tačiau bent jau galvojant apie logišką olimpinės žaidynės, kurios jau vyks kitos Rio de Žaneire po 4 metų, labai piešti pozityviai galimybių, kad jau virš 30 sulaukia krepšininkai rungtyniaus toje rinktinėje, turbūt būtų pernelyg drąsu. Ir šiandieną turbūt pagarba atiduodama visiems tiems krepšininkams, kurie lipdė Lietuvos krepšinį, ir tiems krepšininkams, kurie šiemet dėl vienų ar kitų priežasčių tiesiog negali atstovauti nacionaliniai komandai. Lietuvos rinktinė prieš 4 metus, prieš išvykdama į olimpinės žaidynės Pekine, iškovojo pergalę rungtynėse su Turkijos komanda. Jeigu sektume tą olimpinį ciklą, tai kiekvienais metais paskutinės draugiškos, arba kitaip vadinamos kontrolinės rungtynės Lietuvos rinktinė susiklostydavo gerai. 2009-aisiais rungtynės su Ispanija, 2010-aisiais rungtynės su sezonai besiruošiančiu Kauno Žalgiriu ir praėjusiais metais laimėtas rungtynės prieš Gruzijos nacionalinę rinktinę. Šiemet, kaip ir minėjau, akistata su Islandais, mes beje su jais taip pat žaidėm 2008 metais prieš olimpinės žaidynės, o čia prieš tai Arvydas Sabonis įteikia tokią simbolinę atminimo dovaną, tai yra stikle įprasmintus Ramūno Šiškausko marškinėlius su Lietuvos rinktinės atributika ir tomis komandomis, kuriuose Ramūnas yra žaidęs. Krepšininkas baigęs profesionalo karjerą, padovanojęs ne vieną skambią pergalę, ne tik tai savo klubams, tačiau ir Lietuvos rinktiniai, iš kurios pasitraukė tvirtai prieš keletą metų, atgal nesiblaškė ir taip pat tvirtai šiemet apskritai žengė iš didžiojo krepšinio Ramūnas Šiškauskas. Kaip ir minėjau, su Islandais žaidėm prieš 4 metus, tuomet neturėjome vargo tose rungtynėse, pergalė iškovota kontrolinėje dvikovoje 40 taškų skirtumu. Ir ypatingo kažkokių tai keblumų tose rungtynėse nebuvo. Tiesa, tą kartą Islandai neturėjo tokių didelių ambicijų, galbūt kaip šiemet. Jie dalyvauja atrankoje į 2013 metų Europos krepšinio čempionatą Slovėnijoje ir jų laukia atrankos varžybos. Atrankos varžybos prasideda jiems jau rugpjūčio 14 dieną. Ten jų lauks pakankamai sudėtinga grupė. Pirmosios varžybos su Serbija. Islandai, nepaisant to, kad tai toli gražu nėra ne tik tai, kad ne krepšinio valstybė, bet ir toli gražu ar būtų galima ją lyginti net ir prie vidutiniokų pasaulio ir Europos krepšinėje. Tačiau paskutiniųjų keletą metų jų augimas nuolatinis matosi ir visai nuvertinti varžovų ir galvoti, kad Islandai nemoka žaisti krepšinio, nebūtų galima. Prisiminkime praėjusių metų Europos krepšinio čempionatą, kuomet galvojame, kad
ką, bet Makedonijos krepšininkus mes apžaisime. Prisiminkime atranką Venezueloje, kur niekas nesitikėjo tokio gero Nigerijos pasirodymo ir kelialapio į olimpinės žaidynės. Kaip kadaise kažkas yra labai protingai pasakęs, atėjo tokie laikai, kuomet krepšinį moka žaisti visi, neišimtis ir Islandijos krepšininkai. Bet aš jau kaip ir minėjau ir kartojau Kęstučio Kemzūro žodžius, kad šiandieną pagrindinė užduotis pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų rinktinė, paklijuoti tas žaidimo spragas, kurios labai jautėsi dvikovoje su Rusijos nacionalinė rinktinė. Prisiminkime, kad tos rungtynės buvo pragariškai sunkios Lietuvos rinktiniai. Pagrindinės pralaimėjimo priežastis Linas Kleiza išskyrė, sakydamas apie motyvacijos stoką ir tą pasidavimą pernelyg karštoms emocijoms, kuomet už vėliau stumdymusius prieštaravimus teisėjams Lietuvos rinktinė buvo nubausta techninėmis ir nesportinėmis pražangomis. Na, o čionai rungtynių pradžia, startinis Lietuvos rinktinės penketukas, 5 numeris Mantas Kalnietis, 7 Martynas Pocius, 8 Renaldas Seibutis, 11 Linas Kleiza ir 14 Jonas Valančiūnas. Islandijos rinktinės penketukas, komanda galinti pasigirti įspūdingais vardais. 5 numeris Haukuras Palsonas, 9 numeris aikštelėje Jonas Štefansonas, 14 numeris Logi Gunarsonas, 12 numeris Pavelas Jarmolinski ir taip pat 8 numeris aikštelėje Glinuras Bairingšonas. Toks Islandijos rinktinės penketukas, komanda, kuri nepasižymė ypatingai solidžia priekinė linija, nepaisant dabar pirmųjų Glinuro Bairingšono taškų. Jis yra vidurio puolėjas, tačiau jo ūgis siekia tik tai 2 metrus. Švedijoje gimęs krepšininkas, tačiau atstovaujantis Islandijos rinktiniai. Na, o čia atsakymas iš Renaldo Seibučio, rungtyniaujančio vis dar su apsauginė kaukė po to susidūrimo su Robertu Javtoku. Renaldas Seibutis jau gali rungtyniauti, tačiau privalo rungtyniauti su apsauginė kaukė. Kalbėjau su nacionalinės rinktinės gydytoju Rimtautu Gudu, kuris sakė, kad dar tą kaukę Renaldas turėtų dėvėti apie savaitę, po savaitės jos turėtų atsisakyti ir jau galėtų žaisti pilna jėga, nedėvėdamas apsauginės kaukės. Čia perimtas kamuolys, Jonas Valančiūnas. Gražus kamuolio skirstimas, pavojingai stumtelėjimas Linas Kleiza būdamas ore. Tačiau traumų tokiose rungtynėse prieš starto olimpiadoje norėtųsi mažiausiai. Jonas Valančiūnas, perdavimas dar į kraštą Renaldui Seibučiui, šis Mantui Kalniečiui prie tritaškio linijos ir Mantas Kalnietis, 3 taškai. 6-2. Tokia Lietuvos rinktinės rungtynių pradžia. Sutikime, kad derinukai, kurie strigdavo rungtynėse su Rusija, šiandieną kol kas bent jau 2 išpildyti be jokių priekaištų. Kalnietis kabina kamuolį Jonui Valančiūnui arčiau krepšio, tačiau netikslus perdavimas. Linas Kleiza gelbėja situaciją, netikslus jo metimas. Jonui Valančiūnui atsikovoti kamuolio antrąsyk nepavyksta. Na, šiandieną be kita ko Linas Kleiza žibės ne tik tai rungtynėse su Islandija, tačiau žibės TV3 seteryje ir po štai šių rungtynių netikėtame amplua. Seriale Be namų Linas Kleiza debiutuos kaip aktorius. Kartais aktorinių sugebėjimų Linas moka surengti ir aikštelėje. Pasižiūrėsime, kaip jam sekėsi filmavimo aikštelėje. Šiandieną per TV3 iškart po štai šių rungtynių apsigina Lietuvos rinktinės krepšininkai. Martynas Pocius atkovoja kamuolį Lietuvos krepšininkams. Jonas Valančiūnas nesugraibo kamuolio. Klaida, po kurios seka Islando atsakymas. Masi gan dažnai iniciatyvos po krepšiu. Glinuras Bairingšonas, tačiau nebe pirmą kartą stringa susidūrė su Lietuvos rinktinės priekinė linija. Palsonui pirmoji pražanga prieš Martyną Pocių, o čia minutės pertraukėlė. Lietuvos rinktinė pirmaujant 4 taškais.
Du tolimi Manto Kalniečio ir Renaldo Seibučio metimai leidžia Lietuvos rinktiniai pirmauti. Pirmajame ketvirtyje sužaidus beveik 3 minutės 6-2 rungtynėse su Islandija. Rinktinė, kuri čia Lietuvoje sugebėjo apžaisti kitą lietuvių komandą, ne rinktinė, tačiau vyksta tam tikra vasaros krepšinio stovykla. Ten rungtyniauja keletas krepšininkų. Tarp jų yra ir Šarūno Jasikevičiaus brolis Vytenis. Na, komanda, kuri žaidė neilgai tarpusavėje, kalbu apie lietuvius, nusileido Islandijos krepšininkams dvikovoje Kaune. Islandai nugalėjo tą neoficialią Lietuvos, sakykime taip, rinktinę pagrindinių kozerių. Tai yra tolimais metimais, kurių pataikė labai daug. Ir nuo tolimų distancijų gali būti labai pavojinga Islandijos rinktinė. O čionai Martynas Pocius. Štai taip užbaigia Lietuvos rinktinės ataką ir Islandijos rinktinės atsakas. Pavyksta Paulsonai pasižymėti iš toli. Kraštą. Netaiklus dar vienas tolimas metimas. Šį kartą Gunaršono metimas skrieja pro šalį. Kalbant apie Islandijos krepšininkus, jeigu ieškant bent kažkiek tai pažįstamų pavardžių, būtų galima paminėti turbūt, kad bene ryškiausia žvaigždė čia yra Jonas Štefansonas, gynėjas, kuris gali žaisti ir atakuojančio gynėjo pozicijoje ir lengvų kraštų. Buvo pastebėtas net ir NBA lygoje rungtyniaujančios Dalaso Mavericks komandos kadaise, tačiau ten niekada nežaidė NBA lygoje. Kita vertus rungtyniavo garsiuose Europos klubuose Sankt Peterburgo Dinamo, Italijos Napolio komandoje, Valencijos Pamesos tuometinėje ir Romos Lotomatikoje. O dabar Saragosos komandos garbę gynė praėjusią sezoną. Čia 2 taškai ir dar pražanga. Martynas Pocius tampa pastebimiausių krepšininkų pirmajame ketvirtyje. Dar 2 taškai ir 1 baudos metimas. 10-2. Štai tokia rungtynių pradžia. Šioje paskutinėje kontrolinėje dvikovoje Lietuva-Islandija. O Joną Valančiūną aikštelėje keičia Antanas Kavaliauskas. Rimantas Kaukėnas pasiruošęs taip pat žengti į aikštelę. Kęstutis Kemzūra kalbėjo apie problemas priekinėje linijoje. Būtent Martyną Pocių dabar keičia Rimantas Kaukėnas. Kalbėjo apie tai, kad netekus Roberto Jeftoko akivaizdu, kad išauks gerokai vaidmuo Jonui Valančiūnui. Teks pasitemti Antanui Kavaliauskui, kuriam stigo visų pirma galbūt net ir pasitikėjimo toje pirmojoje dvikovoje Maskvoje. Turiuomenį dvikovoje tuomet, kada vėl buvo iškviestas sugrįžti į nacionalinį rinktinę Antanas Kavaliauskas. Na ir kalbėjo apie tai, kad schema, kurioje 5-oje pozicijoje rungtyniauja Darius Songaila, bus naudojama, bus šlifuojama. Tokiu atveju Lietuvos rinktinė bus šiek tiek mobilesnė, greitesnė. Bet Dariaus Songailos aikštelėje turėtų būti tuomet Linas Kleiza, kuris galėtų būti pastumtas į 4 poziciją, arba Paulius Jankūnas. Na, 3-oju numeriu Simas Jasaitis. Ar Jonas Mačiulis ir dar keletas gynėjų. O čia dar 1 minutės pertraukėlė Lietuvos rinktiniai, pirmaujant 13-2. 4 minutės, na 5 beveik minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Kol kas žvelgiant į švieslentę, čia rezultatas daugiau nei džiuginantis. 13-2, tokia galinga Lietuvos rinktinės rungtynių pradžia. Ir turbūt ne tiek rezultatas ir ne tiek priešininkas kol kas džiugina, tačiau pati žaidimo kokybė. Šiandieną demonstruojama Lietuvos rinktinės. Pavyksta išpildyti didžiąją dalį paruoštų derinių. Taip, šiandieną kol kas neturime galimybės sulaukti galbūt rimtesnio pasipriešinimo po krepšiu, tačiau bent jau per pirmasias 5 minutės Lietuvos rinktinės aukštaūgiai
Dirba pakankamai neblogai. Čia dabar šį kartą klaida. Paulsono 2 taškai iš po krepšio. Po minutės pertraukėlės. Šarūnas Jasikevičius. Pasirodo aikštėje su Pauliumi Jankūnu. Pražanga prieš Antaną Kavaliauską, kuri nesustabdo Lietuvos rinktinės debiutanto. Šiemet nacionalinėje rinktinėje 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Priklauso Antanui Kavaliauskui. 15-4. Ir čia dar vienas pridėtas baudos metimas. Keitimas Islandijos nacionalinėje rinktinėje. Paulsonas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje aikštelėje pasirodo 7 numeris Magnusonas. Sakyti, kad islandai demonstruotų visiškai beviltišką puolimą, turbūt kol kas nebūtų teisinga. Yra ir keletas derinių, tačiau šiandieną kol kas per pirmąjį ketvirtį jų žaidimas ne visada klijuojasi. Štai taip. Tolimas taiklus pirmasis Islandijos rinktinės metimas. Aš jau minėjau, kad šios komandos vienas iš pagrindinių ginklų ir yra tolimi metimai. Netrūksta čia snaiperių. Neturi šį rinktinė daug krepšininkų, kurie rungtyniautų už Islandijos ribų arba apskritai už Skandinavijos ribų, nes yra pora rungtyniaujančių Švedijoje. Tačiau metikų čia yra. Net nepaisant to, kad jie rungtyniauja toli gražu nestipriausioje Islandijos ar Švedijos krepšinio lygoje. Pražanga Antanui Kavaliauskui, prieš tai pelniusiam 2 taškus. Pirmoji jo pražanga 18-7. 3 minutės 15 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. O Lietuvos rinktinėje dar vienas keitimas. Jonas Mačiulis. Vienas iš labiausiai nustebinusių krepšininkų olimpinėme atrankos turnyre. Maloniai, aišku, nustebinusių. Ir mes labai tikimės, kad tokį pat gerą žaidimą Jonas demonstruos ir Londone. Čia netikslus bandymas atakuoti iš vidutinio nuotolio ir Antanas Kavaliauskas sema lengvą kamuolį. Jasikevičius prašo užtvaros. Antanas Kavaliauskas stato ją netiksliai. Tokių netiksliai statomų užtvarų netrūko ir rungtynėse su Rusijos nacionalinė komanda. Antroji asmeninė pražanga. Second personal foul. Kęstutis Kemzūra labiausiai ir pyko dėl tokių netikslumų puolant varžovų krepšį, kuomet lygioje vietoje dovanojame kamuoliai varžovams. O štai čia šį kartą Šarūnas Jasikevičius laiku kyštelėjo ranką. Kartu su Rimantu Kaukėnu nukeliavo iki varžovų krepšio ir Šarūnas Jasikevičius 21-7. Labai užskubota Islandijos rinktinės ataka, dar viena klaida. Šaras perduoda kamuolį arčiau krepšio Antanui Kavaliauskui ir dabar šypsosi Šarūnas Jasikevičius. Krepšinio žargonu kalbant, kabino kamuolį Antanui Kavaliauskui. Arčiau krepšio ir tikėjosi dėjimo iš Antano. Viskas baigėsi tom, kad Kavaliauskas prie baudų metimo linijos. 2 minutės, 31 sekundė. Pirmajame kėlinyje čia Vilniaus Siemens arenoje iš tikrųjų atmosfera labai šventiška ir visi supranta, kad nerimo aišku netrūksta, tačiau šiandieną šventė su didžiausiamis viltimis. Pataiko antrąjį baudos metimą Antanas Kavaliauskas, 22-7, 15 taškų persvara. Kol kas neranda šios atakos metu sprendimų Islandijos nacionalinė rinktinė. Avantūriškas mėginimas pasižymėti. Dar viena laimėta kova prie savojo krepšio. Pražanga prieš Paulių Jankūną. Magnusonui tai bus antroji asmeninė pražanga.
Veiklus Paulius nuo baudų metimo linijos su Rusija rungtynėse, sakyčiau, vienas stabiliausių žaidėjų ir Paulius buvo vienas iš tų, kuris sugebėjo ir išprovokuoti ne vieną varžovo pražangą ir laiku atsidurti po krepšiu. Turbūt nusiteikimas, tokio Paulius tose rungtynėse apkaltinti nebūtų buvę galima. Kaukėnas stringa varžovo gynyboje, tačiau kamuolį išsaugoja Lietuvos rinktinė. Sikevičius, Kavaliausko užtvara, galimybė žaisti 2-2, 2 taškai ir pražanga. Na tai, kad Šarūnas Sikevičius gali sėkmingai žaisti 2-2 su Robertu Jevtoku ar Jonu Valandžiūnu, mes galėjome įsitikinti ne kartą. Ir labai būtų svarbu, kad tas bendradarbiavimas ir susikalbėjimas tarp Šaro ir Antano Kavaliausko taip pat atsirastų ir nuo to tik tai būtų gerokai lengviau visam Lietuvos rinktinės puolimui. Nors sutikime bent jau su tom, kad šiandien, nepaisant varžovo, Antanas atrodo įspūdingai. Per pirmąjį ketvirtį 9 taškai, jo sąskaitoje 3 atkovoti kamuoliai. Vis dažniau islandai bando štai tokiais būdais rinkti taškus ir nebe pirmą kartą Marinksonas tiesiog išleidžia kamuolį link krepšio, tačiau be jokio tikslo įsūdyti jį į krepšį. Ir dar vienas jo avantiūriškas mėginimas. 27-7. Oi, kad tai būtų rungtynėse su Argentina. Gerai, nereikia varyti Dievo į medį. Mes turbūt visų pirma linkime kovos iš Lietuvos rinktinės, kovos nenuleidžiant rankų. Ir apie ką ir kalbėjo Kęstutis Kemzūra, tai yra ta komandinė dvasia, kurios tikrai netrūksta Lietuvos rinktiniai, kad jinai išliktų nuo pirmosios iki paskutinės akimirkos ir Londone. Na, o čionai, prie baudų metimo linijos. Rimantas Kaukėnas, Darius Songaila, ką tik tai pasirodė aikštelėje. Šiandien jau daug baudos metimų metė Lietuvos rinktinė, 12 iš viso, pataikė 8, islandai dar ne kartą nestoja prie baudų metimo linijos. Ar dabar ta schema, kuomet 5 numerių žaidžia Darius Songaila? Ir sėkmingai išeina į aikštelę Darius Songaila, perimtas kamuolys, Rimantas Kaukėnas. Nepavyksta surengti greitos kontratakos. Spėja sugrįžti gynybą islandai, Šarūnas Sikevičius krašte. Sugeba pritraukti 2 varžovus arčiau savęs. Tikslaus labai jau perdavimo Jonui Mačiuliui atlikti nepavyksta, nes islandai spėja šį sumanimą. Nutraukiama Lietuvos rinktinės ataka. Jonas Mačiulis galės ją pratęsti, išmestamas kamuolį iš už šoninės linijos. Rimantas Kaukėnas. Songailos užtvara, Kaukėnas iš toli. Netaiklus metimas. 15 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Islandai dabar tai suprato ir niekur neskuba. Songaila. Ir nepaisant Songailos dėmesingo žiūrėjimo, ir Molinskis sugeba pelnyti taškus. 28-10. Likus 5/10 sekundės. Rimantas Kaukėnas stoja prie baudų metimo linijos. Pražanga varžovai, už kurią labai pyksta Islandijos rinktinės vyriausiasis treneris Piteris Okvistas, treneris dirbantis Švedijoje, bet tačiau apie tai pakalbėsime, jeigu bus laiko antrajame kėlinyje. O čia Rimantas Kaukėnas sėkmingai užbaigia pirmąjį ketvirtį, 30-10 po pirmųjų 10 minučių. Fantastiškas rezultatas čia Vilniaus Siemens arenoje. Lietuva-Islandija paskutinės kontrolinės rungtynės prieš išvyką į Londoną, 30-10. Po pirmųjų 10 minučių priekė Lietuvos rinktinė, kuriai šiandieną sekasi gyventinti tikriausiai beveik visus Kęstučio Kemzūros planus. Kalbant kol kas apie puolimą, čia priekaištų nėra, 30 taškų per 10 minučių sumesti yra daugiau nei gerai. Gynyboje praleisti 10 taškų turbūt yra dar labiau džiuginantis rezultatas. Aišku, nori, nenori, vis prisimeni, kad čia vis dėlto yra islandai ir gerbent varžovą, reikia sutikti, kad
Lietuvos krepšinis yra gerokai aukščiau. Ir turbūt kitokio rezultato tikėti šiandieną būtų ir pakankamai sunku. Klaida, užminant šoninės linijos. Gunnarssonas. Šiandieną klaidų statistika abiejose pusėse. Lietuviai suklydo vos vienintelį kartą. Varžovai jau padarė 6 klaidas. Ir šiandieną kur kas tiksliau dalinasi kamuolį. Lietuvos rinktinė kur kas labiau jis saugo. Ir ko galime pasidžiaugti, kad skaito varžovų gynėjų sprendimus. Nebe pirmą kartą sugeba perimti kamuolį arba štai tokiu būdu, arba tiesiog atspėja, kur keliaus kamuolys. Lietuvos rinktinės krepšininkai ir tuomet nuskubėja į greitą puolimą, renka taškus iš greitų atakų. Mantas Kalnietis prie tritaškio linijos, atmestas kamuolys Pauliui Jankūnui, pergudravo dabar varžovus Mantas Kalnietis, nepataiko Paulius, tačiau Darius Songaila vėl gelbėja komandą 32-10. Palsonas pametė akimirkai kamuolį, tačiau šiek tiek taip sugeba jį išsaugoti. Jankūnas antrą kartą pergudrauti Jarmolinskiui Lietuvos rinktinės aukštaūgio nepavyksta. Tikslus metimas, o kitoje aikštės pusėje netiksli Lietuvos rinktinės ataka. 7-2. Įdomu tai, kad 2008 metais Lietuvos rinktinė pralaimėjo prieš paskutiniąsias rungtynes. Lygiai taip pat kaip ir šiemet pralaimėjo tą kartą Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tačiau šventė pergalę kontrolinėse rungtynėse. Po 2007 metų sėkmingo Europos krepšinio čempionato labai daug vilčių puoselėjome Olimpiadoje. Sakykime, pasiektas rezultatas tikrai nebuvo blogas. Šios rinktinės šiemet, bent jau turbūt pasakyčiau savo asmeninę nuomonę, kad ketvirtfinalis jau būtų tas pasiekimas, kurio labai būtų galima džiaugtis. Žinoma, nebūtume mes turbūt įsimylėję šios sporto šakos ir nebūtume mes lietuviai, jeigu nenorėtume kabinti medalių. Tačiau visų pirma, reikia sugebėti iškeliauti iš super sudėtingos grupės. O po to jau žiūrėsime. Dar viena varžovų klaida. Grūmėsi girtinai dėl kamulio Rimantas Kaukėnas ir Darius Songaila ir klysta islandai. Mantas Kalnietis perima kamulį. Krašte buvo Rimantas Kaukėnas jau gerokai anksčiau ir iš savo progos sulaukė metimui. Tikslo kamuolys nepasiekė. Islandų atsakymas. Nėra taškų. Palsonas tos prie baudų metimo linijos. Pirmoji Rimanto Kaukėno pražanga Lietuvos rinktinėje. Rezultatyviausiai kol kas žaidė Antanas Kavaliauskas. 9 taškai, o čia minutės pertraukėlė. 34-14 po 3 beveik sužaistų minučių antrajame kėlinyje. Lietuvos rinktinės žaidimas, negalima sakyti, kad suprastėjo ir įsiderino, tačiau tas penketukas, kuris buvo iki šios minutės pertraukėlės, šiek tiek tokio techninio broko buvo įnešęs. Ir Kęstutis Kemzūra atlieka kardinalius pasikeitimus. Linas Kleiza, Martynas Pocius, Šarūnas Jasikevičius, Jonas Mačiulis ir Darius Songaila. Toks penketukas, vėl be tikro vidurio puolėjo rungtyniaus Lietuvos rinktinė. Galima pasidžiaugti tom, kad Lietuvos rinktinėje yra keletas krepšininkų, kurie yra pakankamai universalūs, net nekalbant apie Liną Kleizą, galinti tikriausiai rungtyniauti apskritai visose pozicijose. Ketvirtoji Lietuvos rinktinės klaida ir dar pražanga. Islandijos rinktinės bandymas sušvelninti
skirtumą, 34-15 kol kas. Paulsonas pro Liną Kleizą. Atmetamas kamuolys prie tritaškio linijos ir antrą kartą šiandieną. Ir Molinskis pasižymi, 34-18. Darius Songaila. Toks įdomus perdavimas Jonui Mačiuliui. Martynas Pocius Songailai ir čia spraga jau po Islandų krepšiu. Na, kaip Darius Songaila rungtyniaujantį 5 numeriu, Kęstutis Kemzūra kaip vieną iš pliusų skiria tai, kad gerokai greitesnis gali būti Darius negu varžovų priekinės linijos krepšininkai ir pasak Kemzūros tai galėtų būti ir papildomas koziris. Taip ir sakė, kad tą minusą, kurį mes dabar galbūt turime, reikėtų versti pliusu ir išnaudoti maksimaliai gerai. Linas Kleiza, pražangos nėra. Tačiau sustabdyti Marinksono nepavyksta. 36-20. Kleiza. Jasikevičiui. Mačiulis tam krašte prašė kamuolio, jo kol kas negavo. Šaras imasi pats iniciatyvas, netaiklus jo metimas. Ir čia apmaudžiai įspjauna vis dėlto lankas kamuolį. Ir po 2 Songailos mėginimų iš eilės. Netrukus į pusės antrasis ketvirtis. Tikslus metimas. Pavyks atsikovoti kamuolį Dariui Songailai. 19-14 kol kas. Čiokusius kamuolius priekyje Lietuvos rinktinė, o Islandai vis dažniau naudoja savo būdingą ginklą ir kas svarbiausia, kad jis pradeda veikti. Taiklus dar vienas tolimas metimas. Šį kartą Šteinarsonas pasižymi 36-23. Darius Songaila, kietoka pražanga prieš jį. Ir Molinskiui. Antroji asmeninė pražanga. Ir čia minutės pertraukėlė. Jūsų ekranuose rezultatyviausi Lietuvos ir Islandijos rinktinės krepšininkai šios dienos rungtynėse. Jie kol kas kurį laiką nesikeičia. Antanas Kavaliauskas 9 taškai. O po minutės pertraukėlės Renaldas Seibutis grąžinamas į aikštelę. Šarūnas Jasikevičius, Martynas Pocius, Songaila ir Kleiza. Lietuvos rinktinės penketukas tampa dar labiau mobilesnis. Žiūrėsime, ar pavyks tai išnaudoti. Darius Songaila prie baudų metimo linijos prieš minutės pertraukėlę prasižengė Pavelas Jarmolinski, Norčiapingo Dolphins komandoje rungtyniaujantis 2,2 cm ūgio varžovų. Puolėjas. Aš jau minėjau, kad didžioji dalis Islandijos krepšininkų rungtyniauja arba savo šalyje, arba Švedijoje. Yra pora krepšininkų rungtyniaujančių Ispanijoje, yra vienas žaidžiantis Prancūzijoje, tačiau pagrindas šios komandos yra vietiniai krepšininkai. Magnusono 2 taškai iš vidutinio nuotolio. Lietuvos rinktinė šiandien metė jau 16 baudos metimų, pataikė 10. Nesakykime, tendencija ne pati geriausia. Šiandieną greitų kontratakų ir taškų iš greito puolimo gal kiek ir trūksta Lietuvos rinktinė. Čia Linas Kleiza. Ir taiklus jo tolimas metimas 39-25. Linas Kleiza jau pasiuntė žinutę Rusijos nacionaliniai rinktiniai, kalbėdamas apie tas draugiškas rungtynes, kad ateis metas, kada reikės žaisti iš tikrųjų. Ir tuomet pasižiūrėsime, kas bus stipresni. Fantastiškai greitai puola dabar Lietuvos rinktinė. Geras Kleizos perdavimas Renaldui Seibučiui ir šio 2 taškai iš po krepšio. 41-25, 3 minutės 10 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Žingsniuoja. Magnusonas dabar žingsniuoja. 9 varžovų klaida. Lietuviai yra suklydę 5 kartus.
Jonas Valančiūnas grąžinamas į aikštelę vietoj Dariaus Songailos. Sakyčiau, kad Jonas greičiu pranoksta Darius Songailą. Jo labiau dabar galės dar pabandyti sužaisti su Šarudu prieš 2. O čionai Jonui Valančiūnui įmetamas kamuolys ir Linas Kleiza atlieka jau trečią rezultatyvų perdavimą šiandien. Minutės pertraukėlės prašo islandai. Na, iš ties... Kai kalba Kęstutis Kemzūra, verčiau patylėti dažniausiai. Reikia pasakyti turbūt tokį dalyką ir tokį momentą pagrindinį, ką pasakė Kemzūra minutės pertraukėlės metu, tai yra mažiau nesąmonių. Ir tai buvo skirta už tą tokį keletą epizodų, kuomet labai avantūriškai paimprovizavo Lietuvos rinktinės krepšininkai, iš ko sekdavo dažniausiai klaidos, o čionai tai ko neįgyvendino. Jeigu jau praleidai, tai atlik tokią baudą, kad taškų varžovai neįmestų. Ir dar vienas trumpas pasitarimas su Martynu Pociumi, kuris dabar buvo kaltas, kad praleido savo tiesioginį oponentą. Linas Kleiza jau gelbėjo situaciją. 43-28 po taiklaus baudos metimo. Mantas Kalnietis po minutės pertraukėlės aikštėje pakeitęs Šarūną Jasikevičių. Linas Kleiza, 3 taškai! Linas Kleiza! Ir minėjau, šiandieną dar ir spės pabūti aktoriumi. Linas Kleiza, seriale be namų iš karto po šios tiesioginės transliacijos. Nepraleiskite, bus įdomu. Ai, kaip dabar būtų pakilusi visa Vilniaus Siemens arena. Atlaiko dar bus. Netaiklus Kleizos tolimas metimas. 45-28 prasideda prieš paskutinę antrojo ketvirčio minutę. Iš toli. Taiklus metimas. Mantas Kalnietis. Pocius užbėga į priekį. Lenda po krepšiu. Avantūriškas ir netikslus metimas. Kleiza dar bandė taisyti, tačiau sakyčiau, gal net ir dabar meškos paslaugą padarė. Praktiškai numušdamas kamuolį nuo krepšio. Malsonas iš toli, netikslus metimas ir šiek tiek ramina savo komandos draugus. Mantas Kalnietis. Seibutis. Jonui Valančiūnui, Kalnietis. Šiandien Martynas Pocius. Taiklus Martynas Pocius. Drąsiai šiandieną neria po krepšių Martynas Pocius, 7. jo taškas. Tiek pat yra surinkęs ir Renaldas Seibutis. Kartu su 9 taškus surinkus Antanu Kavaliausku šis trejetas yra rezultatyviausias. Šiandieną vienintelis apskritai Simas Jasaitis, kuris dar nepasirodė aikštėje, nėra pelnęs taškų. Visi kiti, kurie buvo, o buvo jau be Jasaičio visi, taškus yra surinkę. Nepavyksta apsiginti. Stefansono tolimo šūvio 47-31. Plius 16. Seibutis. Šiandieną Pocius ir Seibutis dažnai imasi iniciatyvos tokiuose epizoduose, neieškodami komandos draugų, o drąsiai tiesiog kirsdami į baudos aikštelę, kartais netgi lipdami ant varžovo, bando pasižymėti. Netikslus metimas ir islandai turi šansą užbaigti rezultatyviai antrąjį ketvirtį. Pražanga Martynui Pociui, tačiau tai tik tai trečioji komandinė Lietuvos rinktinės pražanga. Antroji asmeninė Martynui Pociui, 3,20. Šoninės linijos, grąžinamas kamuolys. Ir islandai išmeta visai neblogą dabar metimą. Pataikyti nepavyksta ir po 2 kėlinių 47-31 priekyje Lietuvos rinktinė. Dabar didžioji pertrauka. TV3 televizija tęsia krepšinio vakarą. Šiandien visas vakaras yra skirtas krepšiniui ir tai yra paskutinės palydėtuvių rungtynės Lietuva-Islandija. 47-31 po pirmųjų 2 kėlinių. Jūsų ekranuose pagrindiniai statistiniai rodikliai.
Lietuvos rinktinė kol kas varžovus lenkia pagal visas statistinės kategorijas. Galbūt varžovai kiek geriau atrodo metant tolimus metimus, na bent jau jų pataikė šiek tiek daugiau, tačiau lietuviai meta nors ir mažiau, tačiau tai daro kur kas tiksliau. Rezultatyviausi abiejų komandų krepšininkai: Antanas Kavaliauskas 9 taškai, po 7 yra surinkęs Martynas Pocius ir Renaldas Seibutis, 5 pridėjęs Linas Kleiza. Varžovų pusėje Stefansono sąskaitoje 9 taškai. Jis kol kas vienas iš tų pastebimiausių Islandijos rinktinės krepšininkų. Na ir šiandieną, kalbant apie gerus ar negerus dalykus, labiau norisi kalbėti apie gerus, nes jo labiau ir Lietuvos rinktinė pirmauja solidžių skirtumų nuo pat rungtynių pradžios. Išlaiko dviženklę persvarą ir šiandieną pavyksta įgyvendinti nemažai sumanimų Lietuvos rinktiniai. Aišku, priekaištų Kęstutis Kemzūra didžiosios pertraukos metu išsakė. Norėtų šiek tiek aktyvesnio puolimo, ypatingai tada, kada aikštelėje lieka šiek tiek žemesnis penketukas. Turėtų būti patenkintas gynėjų, tokių kaip Martynas, gynėjų sąlyginai. Šiandieną Martynas Pocius ir Renaldas Seibutis kartais yra pastumimi į trečiąją poziciją, tačiau norėtų, kada jie yra aikštėje, drąsesnė ir tikslesnė kirtimo į baudos aikštelę. Šiandieną ne vieną kartą abudu šie krepšininkai tai jau mėgino daryti ir galbūt ne visą laiką viskas pavyksta. Ir aišku, kalba apie gynybą. Gynyba, kuri per pirmąjį ketvirtį buvo daugiau nei įspūdinga. Varžovams buvo leista mesti vos 10 taškų. Antrajame kėlinyje islandai sudė 21 tašką. Ir labai nesinorėtų matyti tokių epizodų, kurie buvo, kada pelno taškus dar su pražanga varžovai. Šarūnas Jasikevičius ir Arvydas Sabonis dėmesio centre. Čia dar keletas apdovanojimų, šiandieną netrūksta įvairiausių pagerbimų. Buvo ir Ramūno Žižkausko pagerbimas prieš štai šias varžybas už visą jo indėlį į Lietuvos krepšinį. Šių metų šiandieną netrūksta pakankamai įspūdingų epizodų. Po šios transliacijos Lietuvos krepšininkai iškeliauja į Londoną ir ten lauks sekmadienio, kuomet jau pirmoji dvikova sudėtingoje grupėje, kurioje ir argentiniečiai, ir Jungtinių Amerikos valstijų komanda, ir Brazilijos rinktinė. Su kuo kovoti tikrai bus. Šiandieną Islandijos krepšininkai, iš kurių dalis, turbūt netgi galima sakyti, nėra tikrai profesionalai, nes turi visai kitus darbus. Islandijoje, ypatingai rungtyniaujantys žaidėjai, jie šiandieną toli gražu neprilygsta tiems varžovams, kurie Lietuvos rinktinės lauks Londone. Tačiau nušlifuoti, arba bent jau kažkiek tai apšlifuoti savo žaidimą Lietuvos rinktinė šiandieną gali ir tą sėkmingai daro. Vienas naujas sprendimas rinktinės penketuke, trečiajame kėlinyje Simas Jasaitis. Pirmą kartą pasirodo šios dienos rungtynėse. Iki tol jisai nežaidė nė minutės. Kartu su juo Rimantas Kaukėnas, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas ir Jonas Valančiūnas. Kartu su Simu Jasaičiu galima sakyti naujas toks sustrateguotas penketukas. Šiandieną rotacija pakankamai didelė Lietuvos rinktinės žaidime. Ir žinoma, turėti kiek įmanoma labiau lygesnę visą 12 krepšininkų rinktinę būtų kur kas dėkingiau Kęstučiui Kemzūrai. Čia klaida. Nėra pražangos, nors Rimantas Kaukėnas apeliavo į rungtynių arbitrus, prašydamas jas skirti varžovui. Dabar tenka gintis prie savojo krepšio. Armolinskis imas iniciatyvos ir šį kartą laimi mikrodvikovą su Pauliumi Jankūnu.
greičiu įveikdamas Paulių, šis nenorėdamas didesnių komplikacijų stabdo varžovą, pažeisdamas taisyklės. 47-31. Pirmoji komandinė Lietuvos rinktinės pražanga šiame kėlinyje. Lietuviai šiandien metė jau 16 baudos metimų, pataikė 10, varžovai metė 3 baudų metimus. Iš jų 2 buvo tikslus. Netaiklus tolimas metimas. Lietis gražiai iškiša kamuolį Jonui Valančiūnui, šis stringa tarp 3 varžovų ir praranda kamuolį. 7. Lietuvos rinktinės klaida. Per pirmąjį ketvirtį lietuviai suklydo vos vieną vienintelį kartą. Antrajame tų klaidų buvo jau 5. O čia perdavimas rungtynių arbitrui. Nestandartinė situacija. Rimantas Kaukėnas. 2 taškai keliauja į jo sąskaitą, 49-31. Tritaškio zonoje Lietuvos rinktinė šiandieną atrodo labai neblogai. O Islandijos rinktinė bando remtis tuo ginklu, kuris prieš 2 dienas leido jiems iškovoti pergalę prieš laisvųjų tokių agentų rinktinę. Simas Jasaitis tuo tarpu pelno 3 taškus, 52-31. Simas Jasaitis, vienas iš tų krepšininkų, dėl kurio buvo abejota, ar jis galės apskritai žaisti olimpinėje rinktinėje. Pasidėjusio kelio grynelės uždegimo, kurį laiką buvo pasitraukęs iš rinktinės, tačiau tas laikas išėjo į naudą ir atsigavęs Simas grįžo į komandą. Priversinė pauzė, pavaloma vieta. Nukrito žaidėjai. Islandijos rinktinė grąžina kamuolį į žaidimą. Kiek daugiau nei 2 minutės sužaistas trečiajame kėlinyje. Paulsonas. Valančiūnas vėl aukštai kyla prižiūrėti varžovą. Ne visuomet Lietuvos rinktiniai pavyksta sėkmingai gintis. Ir tai matėme tiek pasirinkimo laikotarpiu, tiek Karakase, kalbant apie tos epizodus, kuomet priekinės linijos krepšininkas kyla pakankamai jau arti tritaškio linijos, bandant padvigubinti varžovų gynimą prieš varžovų žaidėją ar bent vieną iš gynėjų. Ir tuomet lieka spraga po savojų krepšių, nespėjant grįžti prie krepšio, būdavo praleidžiami taškai. Šiandieną kol kas pavyksta susitvarkyti. Perimtas kamuolys, Mantas Kalnietis ir štai taip! Jonas Valančiūnas ir Mantas Kalnietis! Dėjimas iš viršaus priverčiantis Islandijos rinktinę prašyti minutės pertraukėlės. Čia Klaipėdos universiteto žaidėjas ką tik tai išbandė štai šį krepšį, kurį Jonas Valančiūnas ir Mantas Kalnietis ką tik tai štai taip įsūdė kamuolį. Ir čia pakėlė visą Vilniaus Siemens areną. Įspūdingiausias kol kas šių rungtynių epizodas. Tokio aikštės matymo ir tokio susikalbėjimo tarpusavyje labai norėtųsi Lietuvos rinktinės žaidime. Man atrodo, kad viena iš užduočių šios dienos rungtynės, aišku, apie jas pakalbės Kęstutis Kemzūra, yra sugebėti apsiginti prieš Islandijos rinktinę, jeigu tai sunku padaryti prieš gerokai aukštesnio kalibro komandas, tai šiandieną, man atrodo, tam tikrų tikslų tikrai yra iškelta. Žaidžiant su Islandijos krepšininkais, trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinė ginasi kol kas įspūdingai. Čia perdavimas Jonui Valančiūnui arčiau krepšio ir varžovai neleistinai stabdo Joną. Ragnarsonui pirmoji asmeninė pražanga. Jonas tos prie baudų metimo linijos. 6 taškai jo sąskaitoje šiandien. Vis 4 atkovoti kamuoliai.
baudų metimais ne viskas tvarkoje šiandieną. 17-10 pataikė Lietuvos rinktinė. Dabar jau už 18-10. Vėl pirmas prie kamuolio Simas Jasaitis. Gaila, kad šį kartą tik nepavyko išsaugoti kamuolio savo rankose. Čia Mantas Kalnietis nesiginčia su rungtynių arbitrais. Mums atrodė, kad išmuštas kamuolys, tačiau jis išmuštas pažeidžiant taisyklės. Perima kamuolį Lietuvos rinktinė į kraštą. Ar tik klaidos buvo lietuviai? Tai kas gerai baigėsi. Rimantas Kaukenas apina kamuolį Jonui Valančiūnui. Ieško ir bando maitinti savo vidurio puolėją. Lietuvos rinktinės gynėjai kamuoliais. Ir kyla labai daug problemų Islandijos rinktiniai, bandant sustabdyti varžovus. Trečioji komandinė Islandijos rinktinės pražanga, tiek pat kartu jau taisyklės pažeidė šiame kėlinyje ir lietuviai. Paulius Jankūnas Rimantui Kaukenui. Kaukenas link varžovų krepšio. Šį kartą du Islandijos krepšininkai jau žiūrėjo į Joną Valančiūną, tikėdamėsi, kad kamuolys pasieks jį. Nu, to tik tai pavojingesnis ir įvairesnis Lietuvos rinktinės puolimas. Pavyksta apsiginti Lietuvos rinktiniai. Kalnietis Valančiūno netiksliai užtvara. Ir pražanga puolime, o apšilinėja jau Linas Kleiza ir Renaldas Seibutis. Šiandieną Linas Kleiza žaidžia nedaug, tačiau žaidžia labai sėkmingai. 5 taškai Kleizos sąskaitoje, 5 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Visi 3 buvo pakankamai efektingi. 4 kartus taisyklės yra pažeidusi Lietuvos rinktinė. Tikslus Islandų metimas, jie kol kas lieka be taškų šiame trečiajame kėlinyje. Mantas Kalnietis pats nepataiko, pats atkovoja kamuolį ir antruoju bandymu viskas kur kas sėkmingiau. 60-31. Pražanga leisinti pelnyti pirmosius taškus, arba bent jau pabandyti tai padaryti nuo baudų metimo linijos. Palsonui šiame kėlinyje minutės pertraukėlės skelbiama šiose rungtynėse. 60-31. Ir čia Kęstučio Kemzūros nurodymai Renaldui Seibučiui minutės pertraukėlės metu. Jis kartu su Linu Kleiza neseniai pasirodė trečiajame kėlinyje aikštelėje. Alinas prieš minutės pertraukėlę spėjo pažeisti taisyklės. O čia rinktinės sirgaliai. Dar iš reguliariajame sezone įprastų vaizdų. Seibutį pavaryk. Ir Lietuvos rinktinės krepšininkai dabar per dantį traukia Renaldą Seibutį. Priminsiu, kad jis vis dar rungtyniauja su apsauginė kaukė, tačiau anot rinktinės gydytojo jos jam nebereikės po savaitės, nors kartais dar galbūt ir privengia šiek tiek artimesnės taktinės kovos Renaldas. Tikrai buvo sužalotose veidas po susidūrimo su Robertu Javtoku. Tačiau tai jo neeliminavo iš olimpinės rinktinės. 60-32, mažiau nei 5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Pocius Jasaičiui. Čia Linas Kleiza. Jasaitis bėga į kraštą. Valiauskas nedrąsiai bandė pastumti užtvarą. Martynas Pocius, 1 sekundė ir vėluoja Martynas Pocius. O štai čia panašu, kad vis dėlto laiku buvo išmestas kamuolys su 24 sekundžių
Sirena. Ir Antanas Kavaliauskas laiku kovoja dėl atšokusio kamuolio. 2 taškai ir pražanga. Sutikime, kad toks Antanas Kavaliauskas yra maloni staigmena šiandien po pirmųjų rungtynių Rusijoje, kur turbūt irgi būtų galima suprasti tą patį Kavaliauską, vis dėlto praleido ir padarė nemažą pauzę nuo Lietuvos rinktinės. Antanas teko sugrįžti per trumpą laiką vėl, prisiminti visus derinius, galų gale ir matizavimo klausimas. Ir čia vėl netikslus Lino Kleizos metimas ir Antanas Kavaliauskas. Pirmas prie žakusio kamuolio. Kleiza prašo priverstinio keitimo Kęstučio Kemzūros. Ir dabar gauna progą. Šiek tiek atrodo, kad lengvai išlupčiaudamas aikštę palieka Linas Kleiza. Tikėkime, kad nieko rimto nėra nutikę. Jonas Mačiulis grįžta į aikštelę. Buvo šiandieną porą epizodų, kuomet pakankamai skaudžiai susidūrė Kleiza su varžovu ir atrodo, kad šiek tiek bando pašaldyti Lino traumuotą koją. O čia Antanas Kavaliauskas tęsia savo benefizą šiandieną kartu su Martynu Pociumi. 16-asis Kavaliausko taškas. Ir įspūdingas jo žaidimas ir pirmajame ketvirtyje, ir trečiajame kėlinyje. Tikslus metimas iš toli, tačiau islandai išsaugojo kamuolį savo rankose. 31-20. Kova dėl atšokusių kamuolių laimi Lietuvos rinktinė. Dar vienas islandų bandymas ir vėl jis nėra sėkmingas. Šį kartą Antanas Kavaliauskas sėkmingai numuša kamuolį savo komandos draugams į rankas. Pocius Mačiuliui, šis arčiau krepšio. Energingai žaidžia nugarą ir priverčia pažeisti taisyklės varžovą. Magnusonui tai antroji asmeninė pražanga. Jonas Mačiulis prie baudų metimo linijos. Lietuvos rinktinė per 7 trečiojo kėlinio minutės varžovams leido įmesti vieną vienintelį tašką. Prameta antroji baudos metimą Jonas, tačiau patys varžovai įteikia dovanėlę Lietuvos rinktinei, jai atiteks kamuolys, tačiau po minutės pertraukėlės. Na, jeigu būtų galima ieškoti priekaištų Lietuvos rinktiniai, šiandien tai turbūt kalbėtume pagrindė apie netikslius baudų metimus. 21-12, aišku, yra tam tikrų dar spragelių šiandieną puolant. Na ir gal tas spragos, kurias matėme, yra labiau, sakykime, iš tokio didelio noro surengti ir padovanoti dar į šventę šiandien sirgaliams. Kartais gal ir persistengia Lietuvos rinktinės krepšininkai, tačiau daugiau ar mažiau rungtynėse su Islandijos rinktinė viskas vyksta pagal tokį planą, kokį ir būtų galima įsivaizduoti ir koks turėtų būti. Nėra pražangos prieš Renaldą Seibutį. Ir islandai apsigina nuo štai šios Lietuvos rinktinės atakos po minutės pertraukėlės. Darius Songailas savo įprastoje 4 numerio pozicijoje kartu su Antanu Kavaliausku. Šiek tiek nesusikalbėjo dabar zoną gindamėsi lietuviai, o dar Martynas Pocius, nepaisant to, kad lietuviai sugebėjo apsiginti, praranda kamuolį. Islandų ataka tęsiasi ir štai čia toks labai jau netikslus metimas. Magnusonas šauna pro šalį. Mačiulis. Songailai. Čia Seibutis. Songailai arčiau krepšio ir pražanga. Molinskiui trečioji asmeninė pražanga. Jo sąskaitoje šiandien 6 taškai ir jisai vienas iš tų 3 rezultatyviausių krepšininkų Islandijos rinktinėje. Darius Songaila prie baudų metimo linijos. 4 taškai.
kiek jis yra surinkęs, dabar prideda 5. Vienas iš tų žaidėjų, turinčių daugiausiai olimpinės patirties. Ir nors ir kalbėti galbūt ir anksti, tačiau realiai galvojant, važiuojantis į paskutinę savo olimpiadą. Turbūt tokių krepšininkų šioje rinktinėje. Turbūt galime dar kalbėti apie Šarūną Jasikevičių. Iš jaunesnių žaidėjų turbūt kol kas pasakyti sunku, bet tas pats Rimantas Kaukėnas. Nežinia, ar dar atstovaus komandai Rio de Žaneirą. Na, čionai. Kęstučio Kemzūros priekaištai. Už antrą kartą iš eilės sudeginta Lietuvos rinktinės ataka. 70-34, minutė 20 ir islandai toliau bando savo laimę. Mesdami tolimus metimus. Štai toks Martyno Pociaus įspūdingas perdavimas Dariui Songailai ir 2 taškai. 72-34. Lietuvos rinktinė artėja prie daugiau neįspūdingos persvaros trečiajame kėlinyje. Paskutinė minutė. Nėra pažangos. Seibutis. Mačiulis. Baudos aikštelė. Iškiša kamuolį Renaldui Seibučiui. Mačiulis iš toli. Leido mesti varžovas ir Jonas Mačiulis didina savo komandos persvarą iki 41 taško. 75-34. Islandų atsakymas netikslus. 6 kamuolį atkovoja Antanas Kavaliauskas. Jo sąskaitoje dar ir 16 taškų. Šiandieną įspūdingas Kavaliausko žaidimas. 35-21. Laimi kovą dėl iššokusių kamuolių Lietuvos rinktinė. Seibutis pasinaudoja Kavaliausko užtvarą, praranda kamuolį. Galimybė islandams užbaigti kėlinį rezultatyviai. Pražanga prieš varžovą, leisanti mesti 2 baudų metimus. Na, iš savo 3 surinktų taškų dabar neaišku, kiek apskritai surinks po šių 2 baudos metimų. Dar maksimum 1 pridės, tačiau iš žaidimo pataikė vos 1 vienintelį metimą. Islandijos nacionalinė rinktinė trečiajame kėlinyje. Ir čia bravo Lietuvos rinktinės gynybai, kuri tiesiog uždusino varžovus trečiajame kėlinyje. Ir vėl greita kontrataka, puikiai skirstamas kamuolys, gaila, kad Mačiulio metimas tikslo nepasiekė. 75-35 po 3 kėlinių. Давай! 75-35, 40 taškų persvara. Čia pakankamai geros nuotaikos. Kol kas ant atsarginių žaidėjų suolelio yra dėl ko taip jaustis Lietuvos rinktinės krepšininkams. Ne tik tai dėl to triuškinamo skirtumo, tačiau ir dėl žaidimo kokybės. Ypatingai ginantis trečiajame kėlinyje. Pirmąjį ir trečiąjį kėlinį galime vertinti riebių 10-ukų Lietuvos rinktiniai, kuri nepaisant to, kad pirmauja nuolatos ir pirmauja užtikrintai, neatleidžia vadelių šiandieną ir visa energija. Rungtyniauja kol kas daugiau nei įspūdingai. Pergudrauja dabar varžovus islandai. Susitvarko su žaidimu 2-2. Lietuvos rinktinės gynyba. Kavaliauskas, nesėkmingas metimas, tačiau Jankūnas susaugoja kamuolį Lietuvos rinktinės krepšininkams. 8 sekundės, Pocius pats iš toli. Trumpokas metimas. Ir pražanga Mantui Kalniečiui. Antroji asmeninė Manto pražanga šiandien. 75-37. Toliau galingų skirtumų.
Priekyje lietuviai, nepaisant visų Islandijos rinktinės pastangų. Priminsiu, kad tai paskutinė kontrolinė dvikova. Ir štai tokios žaidžiančios rinktinės labai norėtųsi ir ateityje. Tokios, kurie nenuleidžia rankų, kurie kaunasi iš paskutiniųjų ir guldo galvas krepšininkai vienas už kitą. Ir čia kurtinantis sirgalių spaudimas, prieš kurį neatsilaiko Islandijos krepšininkai. Taiklus metimas, Kalnietis, Martynas Pocius, Antanas Kavaliauskas į kraštą Kalniečiui, kurį paliko visiškai laisvą prie tritaškio linijos varžovai. Sėkmingas jo metimas, tačiau bravo Mantui Kalniečiui, kuris dabar ištraukia kamuolį Lietuvos rinktiniai. Dar vienas šansas. Jankūnas. Kieta pražanga prieš Jankūną. Bairingansonui šiandien tai antroji asmeninė pražanga. 75-37. Prie baudų metimo linijos Paulius Jankūnas. Šiandien jis yra surinkęs 2 taškus. Na ir visi Lietuvos rinktinės krepšininkai jau pelnė taškus. Jasikevičius, kuris žaidė nedaug šiandien. Jasaitis po 3 taškus, dabar Jankūnas 4. Penkis taškus yra pridėjęs Kleiza, o toliau visi krepšininkai surinko atitinkamai. 7 taškus, 8-16 daugiausiai Antanas Kavaliauskas. Pocius ir vėl drąsus jo reidas į baudos aikštelę prieš nesuspėjusius dabar sugrįžti į gynybą Islandus. 2 taškai, 75-37. Kavaliauskas perima kamuolį iš varžovo rankų, Mantas Kalnietis. 16. Islandų klaida ir 11. dabar lietuvių. Jasaitis. Likęs vienas prieš 2 varžovus. Sugeba štai taip lengvai nutraukti jų ataką. Akivaizdu, kad ir patys Islandai šiandieną, kad ir kokias ambicijas galėjo turėti, atrodo šiek tiek palaužti. Priminsiu, kad ši komanda sieks vietos Slovenijoje vykstančiame Europos krepšinio čempionate. Ir jeigu sistema liks nepakitusi, ten bus 24 komandos. O kažkokių tai apčiuopiamų vilčių Islandai teoriškai turi, negu kai būdavo 16 komandos. Tikimės su tuo. Tačiau, aišku, tie šansai yra migloti. Ypatingai žinant, kokioje grupėje yra atsidūrę. Kalnietis Rimantui Kaukėnui. Šio netikslus metimas. Gerai atitveria savo Paulsoną Mantas Kalnietis. Jo ieško komandos draugai, tačiau tik dabar pavyksta surasti. Likusios buvo jau 3 sekundės iki Islandijų atakos pabaigos. Čia Rimantas Kaukėnas. Jo. Reidas link varžovų krepšio pasibaigiantis 2 taškais. 81-39. Jonas Valančiūnas netrukus grįš į aikštelę. O Magnusonas švelnina varžovų persvarą. Čia Mantas Kalnietis. Šiandieną ir pats padovanojęs gražių perdavimų komandos draugams. Ir štai taip, galintis užbaigti atakas. Labai nesėkmingas metimas. Rimantas Kaukėnas reikuoja komandos draugus. Kavaliausko užtvara. Jankūnas, ten krašte Simas Jasaitis. Arčiau krepšio Kavaliauskui perduotas kamuolys. Na ir
neturėdami lygiavertės priekinės linijos, Islandijos komanda yra priversta dažnai pažeidinėti taisyklės šiandieną prisiųsti Lietuvos rinktinės krepšininkus prie baudų metimo linijos. Mantas Kalnietis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietojo Renaldas Seibutis. Jonas Valančiūnas keis Antaną Kavaliauską, kuris šiandieną žaidžia įspūdingai. Nesėkmingas pirmasis tik baudos metimas iš 26 baudų. Šiandieną Lietuvos rinktinė realizavo 16. Pocius pataikė vieną iš 3. Abi prametė Valančiūnas. Daugiausiai baudos metimų ir daugiausiai pražangų, kurios leido mesti baudų metimus, šiandieną išprovokavo būtent Antanas Kavaliauskas. Seibutis dabar vadovauja komandos puolimui. Gindamas žaidėjo poziciją. Na, čionai Paulius Jankūnas pats savo susikūrė daug erdvės po krepšiu ir be jokio pasipriešinimo. Pelno lengvus 2 taškus. Jonas Valančiūnas grįžta į aikštelę. Paulius dabar atsiprašo Stefansoną už ne tiek kažkokį tai grubų žaidimą, tačiau po kontakto su Jankūnumi prigulė Jonas Stefansonas ant grindų. Čia perimtas kamuolys ir klysta šį kartą lietuviai. Ir islandai greitai nubaudžia. Reti tokie epizodai, tačiau karts nuo karto kokius 2-3 kartus islandams pavyko pelnyti greitus taškus iš lietuvių klaidų arba po lietuvių klaidos. Valančiūnas paspaudžiamas prie tritaškio linijos. Minutės per daugėlės skelbiama čia Vilniaus Siemens arenoje. Rimti Kęstučio Kemzūros nurodymai, patarimai krepšininkams. Tačiau čia šventė, nes tai yra gražus išlydėjimas su gražia energija Lietuvos rinktinės ir jau turbūt niekas neabejoja, kad ir prieš tai šias olimpinės žaidynės lietuviai iškovos tą pergalę paskutinėse kontrolinėse rungtynėse. Dabar turbūt klausimų belieka tik tai keletas kokių skirtumų ir dar pasižiūrėti gražių epizodų ir gražaus šou, kurio šiandieną netrūksta čia šiose rungtynėse. 85-43 priekį Lietuvos rinktinė, na, o lieka žaisti kiek daugiau nei 4,5 minutės. Gražių moterų taip pat netrūksta šiandien TV3 televizijos eteryje. Čia pražanga prieš Joną Valančiūną baudos aikštelėje. Čia gerokai pasikeitusi Islandijos rinktinės komanda, na, kalbant apie tai, kad pagrindinius krepšininkus kol kas yra išėmęs vyriausiasis islandų treneris Peteris Ukvistas. Dabar didžioji dalis to penketuko yra mažiau rungtyniaujantys žaidėjai. Aišku, jiems neįkainojama patirtis žaisti su Lietuvos rinktinė tokiose varžybose ir net ir tiems mažiau rungtyniaujantiems krepšininkams tai yra labai rimtas išbandymas. Jonas Valančiūnas aktyviai darbavosi gynyboje, dabar vėl atėjo į pagalbą Renaldui Seibučiui. Šis peršoko prieš gerokai tvirčiau sudėta varžovą ir pražanga leisinti islandams savo taškų kraitį pabandyti papildyti 2 taškais nuo baudų metimo linijos. – 87-43.
Korstenšainui pavyksta pataikyti vieną baudos metimą iš 2. Dar vienas toli gražu profesionalo vardo nelabai turbūt galėtų šis krepšininkas, nors kita vertus rungtyniauja Islandijos vienoje iš komandų. 2,5 cm ūgio puolėjas. Tačiau ir Islandijos rinktinėje tenkinasi atsarginio krepšininko vaidmeniu, kuris retai kada rungtyniauja. Tarpu Jonas Valančiūnas grąžina skolą dabar nuo baudų metimo linijos. 88-44. Norėtųsi to ir 100-ojo taško. Gražių akordų užbaigti štai šias rungtynes. 31 baudos metimo, 19 šiandien realizavo Lietuvos rinktinė, taip išbarstyti 12 taškų. Pernelyg daug. Simas Jasaitis kovoja štai šį kamuolį. Vėl Valančiūnui įmetamas kamuolys. Ir atrodo, kad daugiau sprendimų, kaip tik tai pažeidinėti taisyklės, islandai nebesugalvoja, gindamėsi prieš Lietuvos rinktinės priekinę liniją. Ir nesvarbu, kas būtų su kamuoliu. Kavaliauskas, Valančiūnas ar Songaila ar Jankūnas. Palsonui 5-oji asmeninė pražanga, minutės pertraukėlė. 88-44, 3 minutės ir 38 sekundės, 12 taškų iki 100-ojo taško. Šiuose šventinėse, dabar jau tikrai šventinėse Lietuvos rinktinės palydėtuvių rungtynėse. Islandijos rinktinė, kaip ir prieš 4 metus, tiesa, tada buvo ne paskutinės rungtynės, tačiau taip pat kontrolinėse rungtynėse nesurado priešnuodžių prieš Lietuvos rinktinės puolimą ir nesurado ir šiandieną. 42-25 laimima kova dėl atšokusių kamuolių. Kur kas geresnis pataikymas dvitaškio zonoje, tikslesni metant tolimus metimus. Mažiau klaidų, 12-18. Tas skaičius, aišku, klaidų visuomet galėtų būti ir mažesnis. Ir fantastiškas priekinės linijos žaidimas. Žinoma, kad šiandieną ir varžovų silpnesnė priekinė linija, 4-5 numeriai leidžia taip karaliauti po krepšiu Lietuvos rinktinės aukštaūgiams. Tokios prabangos, galvojant apie amerikiečius ar argentiniečius, ar tos pačius brazilus. Negalime sau leisti galvoti, tačiau bet kokiu atveju apšilti kojas Lietuvos rinktinės aukštaūgiams šiandieną puikiai proga. Vienas iš retesnių epizodų antrojoje rungtynių dalyje, kuomet iš žaidimo renka taškus islandai. Mačiulis atgal grąžina kamuolį Pociui, pats kerta link krepšio ir nespėja užbaigti štai šio derinio Lietuvos rinktinė. Gunarsonui 3-oji asmeninė pražanga. Kadangi jau daugiau nei 4 kartus yra prasižengę islandai, iš karto prie baudų metimo linijos stoja Renaldas Seibutis. Aštuntasis Renaldo taškas šiandieną. Ir Kęstutis Kemzūra šiandieną apribojęs Lino Kleizos, Šarūno Jasikevičiaus laiką aikštelėje, leidžia žaisti tiems žaidėjams, kurie dabar žvelgiant prie šios rinktinės prisijungia vėliausiai. Čionai, sakyčiau, labai tokia įdomi Islandijos rinktinės ataka. Sugalvoti, kad reikėtų dar mesti krepšį. Armolinskis nebuvo, man atrodo, sumastęs. Tiesiog bėgo ir įsirėžė dabar. Arba užkliuvo už Jono Mačiulio. Pats Jonas yra nustebęs dėl šios pražangos. Na, aišku, rungtynių arbitrai buvo šiek tiek arčiau. Štai šio epizodo gal ir buvo ten pražanga prie baudų metimo linijos.
švelnina Islandas rungtynių rezultatą. Islandas sąlyginai. Pavelas Jarmolinski yra gimęs Ukrainoje. Tačiau atstovauja Islandijos nacionaliniai rinktiniai. Seibutis Kaukėnui. Šis ir toliau nežiūri į krepšį, o ieško Jono Valančiūno. Tačiau šį kartą Jonas užsistovi baudos aikštelėje ir jam skaičiuojamos 3 sekundės. Tai yra pažeista 3 sekundžių taisyklė, grąžinanti kamuolį Islandijos rinktiniai. Po vieną pradeda žaisti Islandijos rinktinės žaidėjai. Jonas Mačiulis pralaimi antrą tokią mikro dvikovą su Jarmolinskiu dabar. O leidžia jam mesti 2 baudų metimus. Švedija rungtyniaujantis šiuo metu krepšininkas. 2010-aisiais su pagrindinė Reikjaviko komanda tapęs Islandijos čempionu. Čia vis dažniau skamba Lietuvos vardas. Mes labai tikimės, kad tas Lietuvos vardas skambės čia Lietuvoje ir tuo metu, kuomet vyks olimpinės žaidynės ir galių skaičiumi Londonas, man atrodo, kad ypatingai neturėtų trūkumų skųstis. Tačiau žinoma, čia šiandieną dedamos visos širdis, visa energija, norint įkvėpti Lietuvos rinktinės krepšininkus. Perimtas kamuolys, Jonas Mačiulis ir klysta ir Lietuvos rinktinė, skubėdama į greitą puolimą. Turbūt atsipalaidavimui to nurašyti negalima, daugiau dideliam norui. Jonas Valančiūnas atsikovoja 7-ąjį kamuolį. Jis kartu su Antanu Kavaliausku vieninteliai šiandien surinkę 2 taškų skaičių. Valančiūno sąskaitoje 10, Kavaliausko 16. Seimas Jasaitis 94-50. Minutė 35 sekundės iki 4-ojo kėlinio pabaigos. Ir 6 taškeliai iki 100-ojo. Arčiau krepšio bandė įmesti kamuolį. Renaldas Seibutis atspėjo štai šį sumanimą. Ryžtasi veržtis link varžovų krepšio ir čia, atrodo, praranda kamuolį Renaldas Seibutis, o su rimtomis problemomis susiduria Magnusonas. Dabar susiėmęs jis yra už antokio ar už akies, sunku pasakyti. Nevyko kažkoks kontaktas su varžovu. Na, akivaizdu, kad varžo Renaldo Seibučio veiksmus aikštėje. Apsauginė kaukė, su kuria jis yra priverstas rungtyniauti. Ir aišku, pyksta pats ant savęs. Dabar Renaldas Seibutis po to prarasto kamulio. 14-oji Lietuvos rinktinės klaida. Tokių lengvų dovanų varžovams Kęstutis Kemzūra ir labiausiai nenorėtų savo komandos puolime. Jasaitis. Mačiulis Kaukėnui kraštą primena tritaškio liniją Rimantas Kaukėnas. 96-50. Paskutinė minutė. Paskutinė minutė čia šiuose kontrolinėse rungtynėse. Pražanga Jonui Mačiuliui, dabar įsirėžusiam į varžovą. Šiandieną daug pražangų ne vienas Lietuvos rinktinės krepšininkas nespėjo prisirinkti.
dažniausiai pavykdavo apsiginti be taisyklių pažeidimų. Varžovai įmeta 51 tašką, tačiau skirtumas nuo to nekiek nemažėja ir Lietuvos rinktinės gynybą šiandieną galime įvertinti tikrai neblogai. Sukurti realių šansų žaidimo varžovams buvo šiandien itin sunku. Ir čia skambantis mes laimėjom, o prie baudų metimo linijos keliauja Rimantas Kaukėnas. Gunarsonas užsidirba 5-ąją asmeninę pražangą ir visam laikui. Yra senas ribinių žaidėjų suolelio, to laiko lieka labai jau nedaug. Rimantas Kaukėnas, 97 taškas. Antroji bauda skrieja pro šalį, Jonas Valančiūnas. Pirmas prie šokusio kamulio. Vėl metimui šanso varžovai neduoda, tačiau Valančiūnas stoja prie baudų metimo linijos. 39 baudų metimus metė Lietuvos rinktinė. 39 taškai galėjo būti, iš jų tiesa buvo 24. Dabar 25 taškas nuo baudų metimo linijos, Valančiūno sąskaitoje 11. 98-51. 99-51. Banguoja Siemens Arena. Apsigina Jonas Valančiūnas. Perdavimas į priekį Jonui Mačiuliui. Ai. Nėra taškų iš po krepšio, tačiau Jonas gali pelnyti 100 tašką nuo baudų metimo linijos. Šypsosi Jonas Mačiulis. Ir šiandieną visos užduotis jau yra įvykdytos. 100 taškas padovanotas sirgaliams. Ir 101. 50 taškų skirtumas. Įspūdinga pergalė paskutiniosiose kontrolinėse rungtynėse. Apie jas, žinoma, be jokios abejonės. Daug bus išsakyta spaudos konferencijoje. Turbūt labiau bus kalbėta apskritai apie Lietuvos rinktinės žaidimą. Kiek dar jį galima gerinti ruošintis olimpiniam žygiui. Čia ištiksi 24 sekundės skirtos Islandų atakai. Ir Lietuvos rinktinė jau nebeskubės į ataką. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigia pasirengimą olimpinėms žaidynėms. Įspūdinga pergalė 101-51. Šiandieną rezultatyviausiai sužaidė Antanas Kavaliauskas, 16 taškų. Labai gerai atrodė ir Linas Kleiza, nors žaidė nedaug. Priminsiu, kad Liną išvysite jau netrukus TV3 televizijos eteryje seriale Be namų. Debiutuoja aktoriaus amplua. Tikėkime, kad šiandieną Lietuvos rinktinė įkvėpta nužygiuos išsvajotąjį olimpinį žygį ir Londono olimpinėse žaidynėse. TV3 televizija linki jai didžiausios sėkmės kartu su visais sirgaliais. Aš Mindaugas Rainys, dėkoju jums už dėmesį ir atsisveikinu. Iki!